Jos gyvenimas tarsi ši nuotrauka, siluetas be veido. Jos darbai mažai aprašyti, vardas nedaug kam girdėtas. O juk savo epochoje ji buvo ryškus šviesulys. Įsilavinusi, drąsi, ori dvarininkaitė. Vieni ją laikė pavyzdžių ir įkvėpimu, kiti išsišokėlę ir pasileidėlę. Jos istorija pikantiškai marga, pilna apkalbų, paslapčių ir nebepatikrinamų legendų. Kamilė Narbutaitė Jurevičienė. Dvaro literatė, poetė, prozininkė, vertėja. Moteris, nebijojusi kūrybos publikuoti, nemetusi plunksnos ir tada, kai iš jo šaipėsi ir ją smerkė. Rašančių moterų XIX amžiaus viduryje buvo ne viena, tačiau viešai savo kūrybą pristatančių drąsuolių vos viena kita. Kamilė Narbutaitė įdomi tuo, kad jinai absoliučiai buvo nugrimzdusi laike. Jos tarsi nebuvo. Ir tai yra jos įdomumas, nors patys svarbiausi jos kūriniai buvo išspausdinti Vilniuje ir labai garsiose spaustuvėse. Jos pačios lėšomis. Aš daug metų labai tyrinėju Teodoro Narbuto, garsaus istoriko, 9 tomų istorijos Lietuvos autoriaus biografiją ir kūrybą. Ir štai šito milžiniškame darbe yra padėka vieninteliai moteriai. Ir ta moteris vardu Kamilė Narbutaitė. Aš iš karto atkreipiau dėmesį į šitą faktą, tai jinai tokia buvo visiškai prapuolusi lauke ir tada aš po kruopelytę rinkau, žiūrėjau ir įdomus dalykai yra tie, kad paaiškėjo, kad jinai yra parašęs ne tiek ir mažai tų knygų ir jos daugybę metų amžių Vilniaus bibliotekose buvo. Kamilės Narbutaitės visos knygelės, jos nėra labai didelės apimties. Tai yra, jinai išleido porą apysakų, tada jinai išleido 2 romanus, tada vieną tokią labai įspūdingą knygelę, kuri vadinasi Kalėda mano draugams ir bičiuliams. Tai yra tokia mažutė, taip pat proginė knygelė ir tas žanras Kalėdos yra užmirštas. Kalėda tai yra dovanėlė, labai nedidelis tiražas ir įvairios politinės pervartos ir tiesiog tų knygelio dingo, žuvo. O Juršiškių dvaras, kuriame buvo biblioteka ir kurioje, aišku, turtinga labai biblioteka ir kurioje buvo irgi, aišku, tų knygelių, jis buvo nacionalizuotas 1945 metais ir visos tos bibliotekos likimas nežinomas. Vienetiniai Kamilės Narbutaitės kūrinių egzemplioriai daug metų saugoti buvusiuose knygų rūmuose, kurie veikia Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje. Knygų rūmų mūsų dienomis nebeliko. O štai pamirštosios literatės legenda regis iškyla vis ryškiau. XIX amžiuje tų moterų ateina visų būrių į mūsų literatūrą, lyginant su ankstesniais amžiais. Ir tai vyksta visoje Europoje, vyksta ir kaimynėje Lenkijoje. Ir Lietuvoje moteris rašo vis gausiau. Iš tikrųjų, truputį mūsų iškreiptas vaizdas, nes mes savo moteris įsivaizduojam nuo Žemaitės, Šatrijos raganos laikų, dėl to, kad renkamės kalbinį kriterijų. O jeigu mes įtrauktumėm į savo kultūros lauką ir lenkų kalbą rašiusias moteris, tai jų nebūtų labai mažai. Visuomenė buvo labai įvairi. Buvo įvairi, nes buvo vyrų rašytojų, kurie jas tiesiog globojo, rėmė ir, sakysim, mūsų Kraševskis buvo vienas iš tokių vyrų, kuris labai moteris literatus atvesdavo į literatūrą ir gal jiem kartais truputį jų ta silpnesnė kūryba atrodo, bet jie jautė tokią pareigą tiesiog
tiesiog jas remti. Bet didžioji visuomenės dalis labai nepalankiai žiūrėjo. Aš šitoje knygoje paskelbiau didelį diskursą apie tai, kaip apie moterį rašančią buvo rašoma grožinėje literatūroje, periodikoje, ego dokumentikoje. Tai labai dažnas atvejis, kad moteris, kuri rašo, tai toks asociacija, kad jinai tada apleidžia visas kitas savo išduoda pareigas, tai yra motinos ir žmonos. Paprastai tokia moteris vaizduojama kaip nemokanti ūkininkauti, apleidusi savo vaikų lavinimą. Na, o baisiausia, visada tai pabrėžiu, tai buvo rusų literatūra, periodika. Tai ten yra klaikus tekstai, yra, rašanti moteris yra prilyginama puolusiai moteriai. Ir motinos labai drausdavo dukroms rašyti. Tiesa, po galima rašyti dienoraščius, prašau. Kaip sakiau, į stalčių. Baisiausia tai buvo pasidaryti viešą. Kaip pavyko iškilti literatei Kamilei Narbutaitei? Kiek kainavo jos drąsa nesislėpti už slapyvardžio? Kamilės istorija, kaip ir jos knygų likimas, mįslinga. Tikslios dvarininkaitės gimimo datos istorikams nustatyti nepavyko. Manoma, kad ji gimė apie 1815 Vilniuje. Augo Juršiškių dvare, dabartinėme Šalčininkų rajone. Deja, dvaro pastatų neliko. Kamilės tėvas, Justinas Narbutas, buvo dalyvavęs Kosciuškos sukilime, turėjo pulkininko laipsnį. Mama, kilusi iš garbingos aristokratų giminės, poliglotė, mokėjo keletą kalbų. Išsilavinę, plataus akiračio tėvai dukters polėkių nevaržė, kurti nedraudė, priešingai skatino ir rėmė. Tai yra toks tikrai vienetinis, gražus atvejis. Ir šiaip mūsų ta Narbutų šeima yra labai tokia graži, Lietuvoje tos istorijoje tokia graži ir tokia įvairi ir tiek joje visko galima rasti. Be abejonės vaikystėje pradėjo Juršiškių dvare. Ir viskas ten jai buvo brangu ir jinai ūkininkavo tenai ir dar prieš ištekėdama. O ištekėjo, paveldėjo iš savo tėvų dvarą ir ten ūkininkavo iki pat mirties 1881 metais. O ištekėjo labai vėlai pagal tuometį, žodžiu, tradiciją 38 metų. O, kaip sakiau, bet jai tas buvo matyti nelabai malonus faktas ir, žodžiu, nes vyras, visi duomenys rodo, kad buvo už ją jaunesnis. Tie ryšiai su Narbutu Teodoru labai įdomus, kadangi jie faktiškai buvo kaimynai. Dabar Šiaurių dvaras yra Baltarusijos teritorijoje, o Juršiškių dvarelis tokio stebuklo dėka ant to paribyje liko ir yra mūsų teritorijoje, dvarvietė buvusi. Tai Teodoras Narbutas Kamilę netgi vedė prie altoriaus Eišiškių bažnyčioje. Labai gražioje bažnyčioje, kurią pats Narbutas ir projektavo, nes jis buvo ne tik istorikas, bet ir architektas. O Jurevičius tai buvo bajoras, kilęs iš dabartinio liaudos krašto vadinamo, kuris yra aprašytas Kraševskio romanus. Tai va iš ten kilęs ir jisai buvo baigęs vidurinę mokyklą Slucke ir jisai buvo tiesiog valdininkas. Vilniuje dirbo civilinio gubernatoriaus viename iš skyrių ir aš įtariu, kad Kamilė Narbutaitė su juo susipažino tada, kai atvažiavo tvarkyti reikalų savo dvaro į Vilnių, nes nuolat iškildavo įvairių juridinių, finansinių dalykų dėl mokesčių ir visokių kitokių reikalų. Ir aš taip įtariu, kad jie susipažino Vilniuje grinai, bendraudami grinai oficialiai ir galbūt tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Kamilė Narbutaitė ištekėjo būdama jau žinoma literatė, patyrusi ir šlovės, ir patyčių. Pirmasis Kamilės eilėraštis Žmogus Vilniaus žurnale Dzienik Vilenski buvo išspausdintas 1829-aisiais. Manoma, autoriai tuo metu buvo 14. Rašytojos kūryboje nemaža asmeninių patirčių. Ją domino istorinės temos,
Prarastos valstybės abiejų tautų respublikos likimas. Jie aprašo to meto Vilniaus gyvenimą, žmonės, pasisako prieš didžiavimąsi herbais ir kilme. Dvarininkaitės Kamilės Narbutaitės vardas itin plačiai išgarsėjo 1850-aisiais, kai parašė viešą literatūrinį laišką adresuotą Aleksandrai M. Kūrinys laikomas pirmuoju Lietuvoje moters parašytų literatūriniu manifestu. Jinai išdėsto visas rašančios moters problemas. Jinai kaunasi už tai, dėsto mintis, kad moteris turi tokią pat sąlygas edukacijoje, lavinimui ir tokią pat turi teisę rašyti. Tai feministinis manifestas, literatūrinis feministinis manifestas nuo 1850 metų, kad atsirado Lietuvoje rašiusi moteris, kuris iškėlė į viešumą tas problemas taip ryškiai, argumentuotai, gynė teisę moteriai rašyti. Vyras nebuvo literatas Ignacijus, bet jisai labai rėmė jos kūrybą ir niekada nežiūrėjau tai kaip į dvarininkai, moteriai kažkokį nereikalingą ar smerktiną dalyką, kas beje buvo labai plačiai paplitę. Ir noriu pasakyti, kad jos padėtis šiuo atveju buvo labai išskirtinė, nes debiutavo Vilniaus spaudoje būdama 14 metų. 14. Periodikoje Vilnius, tai yra nuostabu ir labai jos kūryba ir motina rėmė, kuri iš garsios Sobanskių giminės buvo kilminga, kilusi labai ir labai išsilavinusi. Kamilė Narbutaitė rašo, tai ją labai gražiai jinai rašo apie mamą. Viena knyga jos yra dedikuota mamai, tarp kitko, o savo ruoštų paskutinius romanus tėčiai. Bet žodžiu, jinai rašo apie ypatingą motinos vaidmenį jos gyvenime, kaip, kadangi jinai buvo duktė, o duktė dažniausiai buvo patikėta mamos lavinimui XIX amžiuje. Jų dvarai buvo vidutinio tokio dydžio. Vidutinio dydžio, bet jie visada didelį dėmesį kreipė bibliotekai, istorijai ir rinkiniai tiek Šiaulių dvare, tiek Kamilės Juršiškėse bibliotekos buvo didelis. Be to, jos senelis Mikalojus Narbutas, Kamilės Narbutaitės, jis buvo toks dignitorius vienu metu ir labai įspūdingas žmogus, tai irgi paliko savo daug rankraščių, vėliau atiteko Kamilės Narbutaitės, istorinių rankraščių jis pats rašė ir labai naudojo tą medžiagą savo romanams, nes jos du romanai yra paremti 17-18 amžiaus netgi dokumentais. Tai jos aplinka šio požiūrį tikrai buvo labai tokia išskirtinė. Dieve, kaip tai yra gerai, kaip tai yra gražu, kaip tai drąsu. Nes dauguma jų rašė moterys XIX amžiuje, bet rašė stalčių ir labai retai, kurie išdrįsdavo. Jeigu išdrįsdavo spausdintis, tai dažniausiai kriptonimu arba anonimiškai. O tų tikrų literačių nebuvo daug. Todėl aš, norėdama įsivaizduoti tą kontekstą, kokia tame kontekste yra Kamilė su savo kūryba, reikėjo labai daug įsigilinti ir suprasti aplinkinių moterų rašytojų. Kamilė buvo viena iš nedaugelio moterių, kurios pasirašinėjo nuo pat 14 metų savo vardu ir pavardę. Tai yra tikrai reta. Kamilės Narbutaitės Jurevičienės istorija praėjus beveik 200 mečiams nugulė į įspūdingą knygą. Humanitarinių mokslų daktarė, istorikė Reda Griškaitė herojės gyvenimą ir kūrybą tyrė kone 20 metų. Aš tai netgi įsivaizduoju, kad Kamilė, kaip aš įsivaizduoju ją, jinai gal net galėjo kaip su tėvu ir medžioti, pavyzdžiui, ne tik, kad įsilavinus, jinai tokia labai tvirta buvo. Dar tai įdomu, kad dvarą paveldėjo, tai Juršiškės paliktas buvo dvaras dukrai, nors buvo ir sūnus Romualdas, kuris vyresnis gerokai už Kamilę, kuris buvo tokia tvarka, nuo 7 metų atiduodavo dažniausiai kadetų korpusus, tai jisai tapo aukštu karininku ir netgi žandaru. Neprieštaravo, kad Juršiškės sesuo valdytų, stipri moteris buvo, o po to labai norėjusi ją parodyti ir kaip
dvarininkę. Tai parodyti, kad galbūt ji būtų daug daugiau parašiusi, jeigu ne jos ta kasdienybė dvaro, kuri buvo labai sudėtinga. Sunkus tiesiog ūkinis darbas, nuolatinis priežiūros, skaityba, derlius, nederlius. Reikėjo labai turėti, nusamdyti gerus ekonomus, viską pačiai prižiūrėti. Teismai, įvairūs nestorimai, juridiniai dalykai, mokesčiai. O po to 63 metų sukilimas, tai baisiausias dalykas, kai jos Ignacijus remia sukilimą, pats neginkluotai, bet ir dvaras sekvestruojamas, tai reiškia paimas valstybės žiniom. Tai buvo juodžiausias Kamilės laikas. Išpuoselėtą Juršiškių dvarą ji itin brangino. Laimė, dvarą šiaip ne taip pavyko atgauti. Deja, sunkus išbandymai nesibaigė. Didelis smūgis buvo vyro Ignacijos mirtis ir ji po to dar 9 metus gyveno po jo mirties, o mirė Ignacijus tikriausiai nuo pergyvenimų, nors oficialiai yra parašyta, kad priežastis jo mirties metrikoje yra džiova. Jo, bet Kamilė po to niekada jau nebeištekėjo, jinai vėl prižiūrėjo savo Juršiškes ir galvojo, ūkininkavo, surašė testamentą, o paliko dvarą savo pusbrolio Severino Narbuto sūnui. Įdomus sutapimas, kad to sūnaus vardas yra Ignacijus, tai yra kaip jos Jurevičiaus, o pavardė Narbutas, kaip ir jos tėvų ir jos pačios. Aš galvoju, kad galėjo būti dar čia ir tame kažkokio tokios mistikos magijos, kad čia, bet kuriuo atveju tas paveldėtojas, Kamilės Narbutaitės sūnėnas netikros, Ignacijus Narbutas labai gražiai prižiūrėjo Juršiškes ir gražiai prižiūrėjo ir susilaukė dukters Elenos ir ta duktė Elena buvo paskutinė Juršiškių paveldėtoja. Mirė jinai 1950 metais, bet aš nežinau, kur man nepavyko rasti, nes jos istorija yra irgi labai įdomi, kaip ir visos Narbutų moterys, o apie jas čia būtų galima labai daug kalbėti. Tai jos buvo labai ypatingos. Ir šitą Elena buvo baigusi aukštosius kursus, tokius prilygusius aukštai mokyklai Varšuvoje. Ir po to jinai gyveno tai Vilniuje, tai Juršiškėse grįžus pas tėvus ir įsimylėjo Vladislovą Tiškevičių. Pamilo. O jis buvo vedęs. Ten buvo didelis austringas romanas, kol nesužinojo žmona jo ir po to jis turėjo rinktis Tiškevičius. O Elena jautėsi labai išduota, nes tai buvo jo gyvenimo meilė, aistra jos. Ir jinai sužinojo, kad 1907 metai čia, kad Elena, ne Elena, o Tiškevičiai, nes jie tuo metu gyveno Peterburge, atvažiuoja ir apsistoja čia Jurgio viešbutyje, Žoržo viešbutyje. Na ir Narbutaitė, šitą paveldėto būsimą Juršiškių, įsiveržė į apartamentus grafo Tiškevičiaus su revolveriu ir šovė. Tai čia iššovė, jam pavyko nuginkluoti ją ir sužeidė ją tik tai į petį, bet įdomiausia, kad jinai buvo pasodinta į Lukiškės kalėjimą ir buvo procesas, bet ir labai garsus. Ir, jisai prašytas spaudoje tuo metu Vilniaus. Esmė yra ta, kad ji buvo išteisinta. Dėl to, kad susituokęs vyras apgaudinėjo jaunutę mergaitę, Narbutaitę, išsilavinusią merginą. Ir tas buvo toks garsus, susirinko čia pusė Vilniaus į atvirą posėdį. Ir kai baigėsi posėdis ir advokatas, tarp kitko posėdį citavo, jinai pateikė Tiškevičiaus jai rašytus laiškus kaip įrodymą. Tai žodžiu, ir Tiškevičius atsiprašė jos, bet jis pats nedalyvavo per advokatą. Ji buvo išteisinta ir kai išteisinta buvo, tai pats prokuroras ir visi ten, kurie dalyvavo procese, pabučiavo ranką ir dar gavo jinai 2 puokštės gyvų gėlių.
neišėjo kaip didvyrė moteris, apgauta, bet kovojusi. Tai štai istorija yra tokia įdomi, net Mykolas Riomeris savo dienoraštyje, aš jau kai išėjo knyga, o tik neseniai aptikau, kad jis rašo apie kažkokią Narbutaitę. Likimo paradoksas. Iš Narbutų giminės moterų ryškioji literatė Kamilė istorijoje liko blankiausia. Šiandien, po beveik 200 metų, galime ją tik įsivaizduoti. Kiekvienas savaip žavę, savaip tvirtą, o gal trapę ir jautrę. Dvarininkai Narbutai, nėra abejonių, turėjo šeimos portretų. Kamilės atvaizdų greičiausiai irgi būta. Apmaudu, bet mūsų dienų jie nesulaukė. Aš daugybę metų ieškojau ir man labai daug padėjo, kas ieškoti. Nes ten buvo, supraskite, jau ir fotografijos amžius. Nebūtinai tai turi būti portretas. Bet neradom, nėra. Yra labai daug neidentifikuotos fotografijos, kaip žinot, portretinės. Tai gal būtinai yra. Įsivaizduoju, jeigu kada nors atsirastų jos portretinis paveikslas, tai norėčiau. Gal didžiausia mano būtų svajonė jį pamatyti. Laidą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.